Taigi, sveiki visi ir vėlgi šiandien aš. Tai šiek tiek šiandien sugalvojau pašnekėti dvi temos iš esmės. Gal vis dėlto padarysiu dvi, o gal padarysiu vieną, nežinau. Ta prasme, bet šiandien pirmas dalykas, ką norisi pakalbėti, tai apie dalykus, kurie ar yra gyvenime nemokami dalykai ir ką mes kartais už tuos nemokamus dalykus sumokame iš esmės ir vadinasi, kaip vis dėlto atpažinti savo intuiciją ir kaip jos klausyti tos intuicijos, vadinasi. Kaip vis dėlto kartais būna gyvenime, kad intuicija kalba vieną, o žmogus pasielgia kažkaip tai kitaip, ane? Ir galų galiausiai gaunasi, kad po kurio tai laiko sakai, blemba, atrodo, kad liktais jaučiau kažkaip tai, bet intuicija kalbėjo vieną, o kažkokios tai priežastys vedė pasielgti kažkaip tai kitaip. Tai apie nemokamus pirmiausia dalykus. Gavau tokį klausimą, iš esmės matydama, kad įdomu žmonėm yra apie tai, kad ar vis dėlto tie nemokami dalykai jie iš tiesų yra nemokami. Ne? Ir ką daryti, jeigu jauti, tarkime, kad vis dėlto tai galbūt yra mokamai arba kažkaip tai, ne? Pirmas dalykas, ką norisi kalbėti, tai ar yra nemokamų dalykų, tai iš tikrųjų yra. Ir gyvenime iš esmės kartais mes dalinamės su kitu žmogumi tais atvejais, kada mes nieko nesitikime atgal. Ir tai yra tais atvejais, kada gebame atsakyti savo du pagrindinius klausimus, vadinasi, ar aš noriu ir ar aš galiu. Ir jeigu žmogus iš esmės yra atviras su savimi pačiu ir iš šiuos du klausimus atsako taip, vadinasi, pagalba yra nuoširdi arba kažkoks tai dalinimasis yra nuoširdus. Ir tada, žodžiu, nebūna kažkokių tai tokių, kad už tais nemokamus dalykus paskui reikia kažkaip tai susimokėti, ne? Ir ta kaina būna kartais tokia, kaip aš sakau, vadinkime ją psichologinę kainą arba gali būti dar kažkokia energetinė kaina, ne? Nes už tam tikrus dalykus kartais mes mokame energetiškai. Atiduodame savo kažkokią tai dalį energijos. Tai tai čia pirmas momentas. Iš esmės visada, kada netgi kažkur tai einame nemokamai, reikėtų savo atsakyti klausimą, o ko patys mes tikimės, ne? Kad tai eini kažkur tai kažką tai nemokamai, kartais žmogui atrodo, čiagi nemokamai, čia viskas kaip ir good, kaip ir ok, ir kartais nutinka tokių situacijų, sako, tiesiog paėmiau kažką tai nemokamą, po to jaučiuosi prastai, kažkaip būsena kažkokia prasta, arba tam tikri momentai, kurie rodo, kad kažką tai vis dėlto sumokate už tai. Ne? Pirmas dalykas, nemokamas ėmimas, jisai dar galima taip analizuojant ir einant giliau šiek tiek tai kalbėti apie tai, kad kažkiek tai godumo noras. Ne? Godumas tai jisai nebūtinai yra finansinis godumas. Kartais godumas gali įsireikšti kaip žinių godumas, ne? Daug žinoti, daug irgi tada tokių momentų būna pasitaiko, kad žiūrim kažkieno, ten daug video žiūrinėjom, ir kartais žmogus sako, pasižiūrėjau video kažkokį tai ir paskui situacija kažkokia tai gyvenime panašiai ateina, ne? Tai irgi iš vienų priežasčių, kad vis dėlto tos informacijos jos atrodo, kad taip dalinamės mes, bet kartais ir gali kažkas tai rezonuoti ir savaime suprantama tada gyvenime tenka kažkaip tai praeiti, galima sakyti, tą situaciją, kažkokios situacijos pasikelia. Būna taip. Tai čia apie tą nemokamai ir nemokamai dalykas, jisai ir yra, kad reikėtų atkreipti dėmesį būtent pačiam žmogui į savo reakciją, vadinasi. Kada yra nemokamai, tai dažnu atveju atneša tai džiaugsmą. Tarkime, dalinasi kažką su jumis žmogumis arba tą pačią dovaną kažkokią tai dovanoja, tai ta dovana turi žmogų pradžiuginti. Ir tada automatiškai įvyksta mainai. Tai yra toksai subtilus momentas, kada mes kažką tai imame ir nemokamai, tarkim, dovaną kažkokią tai dovanoja žmogus ir tada tai žiūri tą dovaną ir tave jinai džiugina tą dovaną.
Ir kada tu, kaip moteris, pavyzdžiui, moteris džiaugiasi, ne, tai jinai automatiškai natūraliai apdovanoja tą žmogų savo, galima sakyti, labai fainą energiją, džiaugsmo energiją kažkokią tai, ne. Ir tas mainas, jisai kaip ir įvyksta lygiavertis, dėl to, kad energija, jinai irgi yra kaip ir dalinimosi būdas kažkoks tai, ne, vat vieni energetiškai dalinasi, kiti, tarkime, finansiškai dalinasi ir vieni su kitais, vat, turime kažkokį tai apsimainimą kažkokį tai vienokį ar kitokį. Tai va, tai tas nemokamas momentas, jisai kaip ir egzistuoja tais atvejais, kada nėra pasipriešinimo priimti, pavyzdžiui, kažko tai, arba nėra pasipriešinimo, vidinio pasipriešinimo, ne, vat, žmogus nesipriešina tuo, ką jisai gauna. Na, tarkime, jam eina tai flow lengvai ir tai gali būti vienas iš signalų, kad žmogus su jumis dalinasi nuoširdžiai. Na, tarkime, jis nieko iš jūsų neprašo, nieko iš jūsų nereikalauja, jis tiesiog dalinasi ir tiek. Nu, ta prasme, vat, nu, pasidalinu ir viskas. Tai tas pats su žiniomis, pavyzdžiui, ypatingai žinios, ne, tai jeigu žmogus yra turtingas žiniomis, jisai pasidalino žiniomis, jisai nuo to netapo biednesnis, jisai tapo tiesiog išreiškė save, atidavė žinias, kažkam tai kažką tai papasakojo, pasidalino savo pastebėjimais ir tai yra vat, vienas iš būdų dalintis tam tikrais momentais. Tai va, tai tie nemokami dalykai, jie egzistuoja ir vienas iš būdų atpažinti nemokamus momentus, tai yra apie tai, kad jums tai neturi kelti kažkokio tai vidinio konflikto. Nu, ta prasme, neturi būti kažkokio tokio, kad vat, kažkas viduje konfliktuoja, kad vat, jūs negalite priimti tos dovanos. Vadinasi, ne, vat, kažkaip tai dovanoja žmogus dovaną ir jinai jūsų nedžiugina. Tai aš visada daugiau esu į tai, kad galbūt tos dovanos nereikia priimti arba sakyti, atleiskite, bet aš negaliu priimti šitos dovanos ir panašiai. O yra, kada mes kažką tai gauname, kažkokią tai dovaną ar kažkokį tai pasidalinimą ir mes nuoširdžiai tą priimame ir mums kažkaip tai visai lengva, paprasta tai paimti, taip labai flow, labai lengvai ir netgi tai atneša džiugesio, džiaugsmo, nes nu, tai jų žmogaus reakcija iš esmės, ką jis gauna, ta prasme, tai yra būtent ta pirminė reakcija, rodanti, kad tai iš esmės yra nuoširdu ir tai yra apie jūs netgi gali būti. Ir tai tiesiog neįmanoma suvaidinti, sumeluoti ar dar kažkaip, tai tiesiog tai būna labai natural ir flow, natūralu ir, žodžiu, taip lengvai, žodžiu. Tai nemokami dalykai būna. Ypatingai tais atvejais, kai mes kažkam tai kažkada tai gyvenime irgi pasidaliname kažkuom tai, ne, ir tada gyvenime mums gali iš kažkur tai kitur grįžti tie apdovanojimai arba gali tos padėkos ateiti ir tai nereiškia, kad būtent nuo to žmogaus, kuriam kažkada tai su kažko pasidalinote, tai gali ateiti iš visiškai kitų žmonių kaip atgarsis padėka už tai, kad kažkam tai irgi kažkada tai jūs galbūt pagelbėt. Bet svarbiausias momentas yra neprisirišti prie to žmogaus, kuriam padedate arba su kažkuo tai dalinatės. Ir tada atsiranda laisvė ir tada, žodžiu, gaunasi taip, kad vyksta kažkoks tai laisvas judėjimas, vadinasi, nebūtinai nuo to, gali nuo kito, gali būti ne šiandien, galbūt žmogui atsidėkojimas tuo pačiu gali ateiti po kurio tai laiko ir, žodžiu, žmogus atsidėkoja. Bet tai turi būti paprasta, lengva, laisva ir panašiai. Kada yra nemokamas dalykas kaip nemokamas, ne, vat, būna žmogus sako, vat, nemokamas dalykas. O iš tikrųjų, ta prasme, liktais norisi paimti, bet kaip ir fizinis kūnas priešinas. Arba šiaip kažkas priešinasi viduje. Tai vat, čia yra labai svarbu išjausti savyje šitą momentą. Ir tai jau įsijungia kaip intuicija. Kai įsijungia intuicija, iš esmės tai yra būdas pažinti savo intuiciją. Ir šiandien tema šliejasi arba eina daugiau į tą intuityvų gyvenimą, ne, kaip išmokti klausyti savo intuityvaus balso arba kaip atpažinti intuiciją. Iš esmės, intuicija yra labai paprastas momentas. Intuicija visada ateina pirma. Čia
Vėliau tik tai jungiasi protas, kuris ieško argumentų ir jisai dėlioja, ar verta, neverta, ar reikia, nereikia, kokios tai priežastys gali būti, t. Ir va tie kiti momentai, kurie ateina po intuicijos, tai yra proto dalykai. Bet intuicija, jinai dažnu atveju ateina arba labai švelniai, tokiam labai švelniam momentui. Nu, tarkim, apie pojūtį labai sudėtinga kalbėti, bet aš daugiau bandysiu perteikti tai, kaip, tarkim, atpažįstu savo intuicijas ir jos yra labai įvairios ir skirtingos. Kartais intuicija būna tokia, kad šmėšteli mintis. Tiesiog jinai taip ateina labai natūraliai minties momente. Tarkime, jūs kažką tai darote ir nusprendžiate kažką tai veikti ir kažkokia tai intuicijos dalis ateina ir sako nedaryk arba kažkur tai neik. Bet toks tiesiog momentinis. Ir tas momentinis jisai toks ateina labai natūraliai, kaip kažkoks tai tau pakuždėtų kažkas, ne? Ir tu tiesiog intuicija tai yra labai tokia subtili momentas. O kartais intuicija ateina labai labai švelni, kaip jausmas kažkoks tai. Yra proto lygmenyje intuicija, vadinasi minties lygmenyje, o yra kažkas tai liktais širdies kažkoks tai momentas, kuris gali rodyti intuiciją. Kitas momentas, kas gali sufleruoti, tai jūsų fizinio kūno pojūčiai. Ką atkreipusi dėmesį per savo gyvenimišką patirtį esu, tai kad jūsų kūnas kažkaip tai priešinasi. Tarkime, priešinasi kažkokį tai priimti sprendimą, ne? Ir jūs taip priešinatės, kažkaip tai nesinori su to sprendimo priimti, arba galbūt, ne šiandien, tiesiog žinai, kažkaip tai atrodo gilumoje žinai, kad ne šiandien. Ir tada, aišku, jungiasi protas, kuris kaip argumentas gali pateikti pavyzdžius tokius kaip, tu pažadėjai, pavyzdžiui, arba tu čia neatsakingai kažkaip tai pasielgsi. Čia jau, kaip sakant, prasideda girdėjimai kažkokių tai senų istorijų, senų kažkokių tai įvykių savo gyvenime, kur kažkas gyvenime tau yra kažkokius tai momentus pasakęs tam tikrose situacijose. Tarkime, žmogus nenuėjo į mokyklą ir tėtis ten pagrumuoja pirštu ir pasakė, tu neatsakingai elgiesi, kad tu nenuėjai, tarkime, į mokyklą. Ir tas pats balsas, tas dalykas, jisai gali vėliau skambėti žmogaus galvoje ir tada, kada jaučiate, kad kažkur tai turite nenueiti, arba kažkur kažkaip tai nėra reikalo ten, ta prasme, jaučiate, kad jūsų fizinis kūnas tiesiog stabdo nuo to, tarkime, ir jums tada pradeda skambėti tėčio ten, pavyzdžiui, balsas, kuris sako, tu čia dabar kažkaip tai neatsakingai elgiesi ar ten dar kažkaip. Tai tokiu momentu aš visada turiu tokią vieną pagrindinę taisyklę apsidairyti aplinkui daug kartų ir pasižiūrėti, ar tas tėtis kažkur tai yra čia šalia, ar čia gal po stalu, o gal po lovą nubėgti pasižiūrėti, ne, kad vis dėlto to tėčio nėra ir nėra čia, kas jums tai sakytų, ar ten whatever, tiesiog galbūt kažkokie tai žmonės, kurie kažkadais esate kažkokios tai situacijose girdėję. Todėl visada aš kalbu apie tai, kad intuicija vis dėlto yra vienas pagrindinių dalykų, kuris iš esmės yra tai, ko jums reikia arba ko nereikia. Tai arba ką jūs turite daryti, arba ko neturite daryti. Tai kalba tai intuicija vadinasi. Intuicija, ji visada sako tiesą. Tik išmokti tos intuicijos klausytis, čia yra jau kiekvieno asmeninis momentas, kaip atpažinti savo intuiciją. Kaip atpažinti intuiciją, vadinasi, vėlgi atpažįstama intuicija yra iš situacijų. Tarkime, žmogus nujautė, bet vis tiek pasielgė, nepaklausė savo intuicijos. Ir tada gauna kažkokį tai rezultatą iš to. Ir tada tokie momentai, tokios situacijos padeda žmogui vis giliau pažinti savo intuiciją. Kaip ta intuicija apsireiškia. Kaip savo kūną fiziologinį suprasti, kokie būna simptomai, kas ten, tarkime, kažkas tai vyksta tokio. Ar tai tikrai reikia analizuoti ir spręsti tą dalyką, gal tai tiesiog yra jūsų vertybių skalė arba jūsų momentas, kada jūs nesate pasiruošęs, o gal apskritai tai gal net ne jums reikia, o kažkam tai kitam reikia ir jūs einate priešą, bet iš tikrųjų to nenorite, nors skamba galvoje, pavyzdžiui, kad reikia kažką tai padaryti ir panašiai. Tai yra pagrindiniai momentai, kuriuos noriu šiandien paminėti apie intuiciją ir nemokami dalykai.
Šiaip iš esmės labai būtų smagu, jeigu po šio video kažkas pasidalintų, kaip jūs atpažįstate savo intuiciją, kaip ji jumise apsireiškia ta intuicija, ne? Kaip jums, kokiu būdu ir kokiu jinai principu, žodžiu, pasireiškia ta intuicija, vadinkime, ne? Tai va, tai mano atveju aš intuiciją atpažįstu vieną iš pagrindinių momentų. Dažnu atveju būna taip, jeigu aš neklausau savo intuicijos, tada mano fizinis kūnas pradeda rodyti man signalus. Signalai tai vadinasi yra tie, kurie jie sufleruoja, kad, na, neturi kažkur tai eiti, kažko tai daryti neturi, pasipriešinimas labai didelis ir panašiai. Tai va čia yra pagrindinis momentas, kuris gali sufleruoti, kad jums vertėtų paklausyti savo intuiciją. Ir dar kartą, ką noriu paminėti, kad intuicija visada ateina pirmoji. Čia yra vienareikšmiškai, paskui jau ateina, kaip ir minėjau, protas, kuris ieško argumentų, kuris ieško kažkokių tai vertybių, kuris ieško kažkokių tai, kaip čia pasakyti, iš praeities kažkokių tai momentų suvedimo modelių kažkokių tai. Tai čia yra visi tie momentai, proto žaidimai tie, kurie arba laimi prieš intuiciją, arba intuicija laimi. Todėl aš visada sakau, kad bent jau kiek kartų pačiai tenka pažinti savo intuiciją, tai jinai vienareikšmiškai pasitvirtina ir tikrai išlenda tam tikrai kiti dalykai, kurie imponuoja kaip pirminiai ir tokių momentų vedama. Suprantu, kad tai yra tiesiog senos programos, kuriomis paklūsti kažkada tai. Ir tada, žodžiu, rezultatas jisai ateina toks, koks jisai ateina. Žinoma, kiekviena situacija, jinai moko mus vis giliau save pažinti ir vis giliau suprasti iš esmės, apie ką mes esame ir kaip vis dėlto išmokti tos intuicijos klausyti. Tai va, tai nemokami dalykai, jie gyvenime egzistuoja ir egzistuoja tais atvejais, kada žmogus tai daro nuoširdžiai. Nuoširdžiai tai vadinasi, tikrai su jumis nori kažką tai pasidalinti. Ir kada žmogus nori su jumis kažko tai pasidalinti, jisai nepadaro jūs, kaip čia pasakyti, žodžiu, galima sakyti, nepadaro jūs skolingais. Čia yra labai svarbus tas momentas. Nes kada žmogus kažko tai tikisi iš jūsų, bet duoda kaip ir nemokamai, bet tikisi, pavyzdžiui, ne? Na, tarkime, aš šiandien tau duodu saldainių, bet aš tikiuosi, kad ir tu man nupirksi kažkada tai saldainių, kai pavyzdžiui, aš neturėsiu saldainių. Vadinasi, aš kaip žmogus, duodamas saldainių kažkam, tai jau darau žmogų skolingą, kad tu turėsi man, gal tu irgi man nupirksi tada, kada man ten norėsi saldainių, ne? Arba būna žmogus padeda kažkam, tai sako, na, sunku ir tada sako, kai man bus sunku, tu man irgi gal padėsi. Ir tai yra iš esmės, čia yra iš esmės kaip ir tikimasi to grįžtamojo ryšio. Bet ne visais atvejais mes galime priimti tokį sprendimą, nes mes niekada nežinome, kas ten kažkada tai mums bus, arba galbūt mes ten po metų laiko išsiskirstysim ir niekada daugiau gyvenime vienas kito nesutiksime. Ir panašiai. Tai va, tai čia yra toks vienas iš tų būdų, kad, kaip sakant, nei save įkalinti ant to momento, nei kitą įkalinti, ne? Ir kaip ir minėjau, kad vis dėlto, kad mums tos padėkos, jos grįžta iš kažkur tai kitur. Nebūtinai iš tų pačių žmonių, gali grįžti iš dar kažkokių, tai ir netgi kartais susivaikšto ta informacija taip, kad, na, žmonės tiesiog intuityviai vis tiek susibalansuoja. Anksčiau ir vėliau iš esmės susibalansuoja apskritai, absoliučiai viskas susibalansuoja. Tai va, tai čia toksai vienas iš tų momentų, ką šiandien norėjau kalbėti apie tas nemokamai. Tai nemokamai va tas ir dalinimasis, kada žmogus su jumis kažko pasidalina, bet jisai kažką tai tikisi iš jūsų, ne? Tai tada yra iš esmės netgi nelabai malonu ir imti, nes ypatingai tas, kas jaučia, yra empatiškesnis ir panašiai, tada kažkaip tai nesinorisi to priimti, nes, nu, jeigu žmogus ypatingai turi tokią programą, kaip nenori būti skolingu, tai jinai tada labai suveikia, ta programa. Ir kaip aš ir minėjau apie tas programas, kažkada tai kalbėjau, kad nėra blogų programų, tiesiog jas reikia gebėti, išmokti atitinkamai vietoje jomis
naudotis, priimti kaip signalą kažkokį tai ir tarkime, žmogus nenori jaustis skolingu, tai kuo puikiausiai ta programa, jinai įsijungia ties to momentu, jinai rezonuot pradeda, ne, tai kaip apsaugą deda, ne, arba apsaugo tą programą, ne, kad žmogus jums duota ir nori padaryti jūs skolingai, o jūs turite programą, nenoras būti skolingu, jūs prajausite tą momentą būtent tos programos pagalba. Ir, žodžiu, nepaimsite kažko tai, ne, nes nenorite jaustis skolingu. Žmogus jums duoda su programu, kad tave padaryti, pavyzdžiui, kažkiek tai skolingu, ne, tarkim. Tai tada tokiu momentu, žodžiu, programa kuo puikiausiai, suveikia. Tai va, tai čia va ties tais momentais, atsiprašau, visos programos yra geros. Kažkada kalbėjau nesenai su žmogumi, kad neva kažkokias tai programas praeidinėti reikia ir panašiai. Taip, kai kada mes pastebime tam tikrus dalykus, kur tai suveikia ir ar tai reikalinga, tarkime, nežinau, kažkur tai einate gatve, kažkokia situacija įvyko, ir jūs jaučiate, tarkime, galima dabar pradėti rėkti, o galima tiesiog natūraliai ragelį raudoną paspausti mygtuką ir susiskambinti su žmogumi, kada bus nurimusios emocijos. Jeigu tai būtų senoji programa, pagal kurią žmogus modelį elgėsi, tai jisai eitų kažkokį tai konfliktą ar dar kažką, o naujojų modeliu jisai padėtų ragelį ir, žodžiu, po kažkurio tai laiko pasiskambintų ir pakalbėtų su žmogumi, kada yra nurimusios emocijos. Tai čia vat yra tam tikri modeliai, kuriuos žmogus vėliau įgunda kažkaip tai komunikuoti. Bet šiaip tai pačios programos, jos yra reikalingos tam tikrais momentais ir jos suveikia tam tikrais momentais. Ir kada žmogus ateina ir sako, aš nenoriu jaustis skolingu. Ir labai gerai, tiesiog fantastika. Kada žmogus norės jūs padaryti skolingu, jūs to nepriimsite, nes jūs nenorite jaustis skolingu. Jūsų programa nuskenuoja tą momentą ir, žodžiu, jūs pukšt ir jūs nepriemate, tarkime, kažkokios tai dovanos, kuri, tarkime, yra nemokama. Tai va, tai čia yra toks, šiandien apie ką norėjau pašnekėti, apie tą nemokamai ir apie tą intuiciją. Intuicija tai apskritai jinai tas momentas yra, kuris visada pasako tiesą. Ir tiesa, intuicija, jinai žino, jinai jaučia, jinai supranta, ta prasme, jinai bando įspėti ir kas įdomiausia, jinai visakau, kaip visada, jinai ateina greitesnė. Jinai ateina greitesnė nei tavo priimtas sprendimas. Protas, jis eina antras iš paskos toksai, tipo eina antras ir tada, žodžiu, jis jau ten bando argumentuoti, dėlioti pliusus, minusus, ten čia proto sprendimo priėmimas kažkoks, ir protas yra labai geras įrankis, priimant sprendimus, ten, tarkime, ar atliekant kažkokius pirkimus, verslo modelius, protas, jisai sudėlioja, sustrateguoja, įvertina kažkokius, tai protas čia yra bet kada tai intuicija jinai sufleruoja, jinai gali įspėti, jinai gali nujausti, intuicija yra pirma, į ką reikėtų atsižvelgti, iš esmės, ką ji kalba, ką jinai sako. Ir kaip ir minėjau, yra keli būdai, bent jau kaip aš atpažįstu tą intuiciją. Tai intuicija ir nemokamai tai yra tie du modeliai, kurie gyvenime padeda priimti ne tik sprendimus, apsispręsti ar ten nujausti kažką tai, iš esmės kiekvienas mes nujaučiame kažkokius tai momentus, bet ne kiekvienas iš mūsų tom nuojautom vadovaujasi. Ir tada sako, užlipau ant to pačio grėblio, ir aš pati tiesiog sėdžiu ir kalbu ir sakau, ne vieną kartą užlipau kažkokio tai grėblio ir tada tu pradedi dėliotis, kad vis dėlto tavo intuicija yra vienas svarbiausių momentų, kurios tu ir turi klausytis. Kitas dalykas, niekada nebijoti klysti. Jeigu ir ten ta intuicija vieną pasakė, bet tas smalsumas vedamas ten kažką tai patirti, reikia tokios patirties. tą patirtį praeinate, suvokiate po to vis dėlto, kas yra intuicija, kaip ją atpažinti ir, žodžiu, iš kiekvienos patirties atsinešate vis daugiau žinių, sąmoningumo vadinasi, įgyjate savosios patirties, savo įžvalgų, savo pastebėjimų, pradedate pažinti daugiau save ir tai yra tie momentai, kurie padeda save pažinti, savęs klausyti vadinasi, ką aš visada ir vedu.
pirmiausia išmokti save girdėti ir save pažinti. Ir savęs neignoruoti. Vadinasi, jeigu jau kažkokią tai sprendimą primate, tai priimkite intuicijos vedimą, nes intuicija visada jums pasakys teisybę. Jeigu ji lepteli kažką, tai ne, va, tipo, šmėštelėjo kažkokia intuicija. Tai va, tai ir yra iš esmės tas momentas, ko verta klausytis, tai tik intuicijos. O intuicija, kaip aš sakau, yra moteriškas aspektas. Moteris intuityviai yra, moteriai daug lengviau yra intuityviai pajausti, arba vyrui, taip patgi, kuris turi daug moteriškumo savyje, jis irgi gali pajausti būtent intuiciją. Bet šiaip tai moteriškas aspektas ir yra intuicija, dėl to ir sakoma, reikia moterį girdėti, išmokti girdėti tai, ką moteris kalba, kartais jinai gal ten ir nesąmonę kalba, bet jinai iš tos konteksto viso pasako intuityviai kažkokiu tai dalykui. Kai mes šnekame, mes irgi intuityviai būna kalbame ir kažkas tai sprūsteli kažkokia tai va, net intuicija būna žodžiais kažkaip taip yra pasireiškia. Tai va, tai šiandien apie tą nemokamai ir apie intuiciją, kaip išmokti jos klausyti, tos intuicijos ir kaip vis dėlto tą protą, kuris remiasi praeities įvykiais, kuris remiasi draugų patirtimis, kuris remiasi, tarkime, kažkokiam tai patarimais, įžvalgom, aišku, kada būna kitas žmogus dalinasi, tai tikrai rezonuoja kažkas ir tada tu, o sakai, čia va tikrai va, kažkoks tai yra momentas tas, kuris va, tiesiog kažkaip tai. Tai va, tai čia va yra toks esminis dalykas ir ką aš dar noriu pabaigai paminėti, kad jeigu nejaučiat intuicijos, ne, vat, pavyzdžiui, būna žmogus sako, nejaučiu intuicijos, ar tikrai turėčiau kažkaip tai pasielgti vienaip ar kitaip, o gal pasielgti taip, jeigu jau kyla klausimai ir tas klausimas jūsų nepalieka ramybėj, na, čia va dar vieną tokį momentą galbūt pasidalinsiu. Jeigu kažkoks tai kirba klausimas, tarkime, neišeina iš galvos, galima sakyti taip, pat kažkokia tai situacija. Ir jinai neišeina iš galvos ir vis galvojasi kažkas, ne, liktais kažką tu turėtum padaryti ir pasakyti ar kažką tai, ne, kažką. Tai aš visada rekomenduoju, paimkite tai ir padarykite ir negalvokite apie tai, na, kas išeis, tas išeis iš esmės, bet jeigu jau yra kažkoks tai momentas, apie kurį dažnai pagalvojate, tai realizuokite. Nesvarbu, tai gali būti, tai irgi intuicijos arba užbaigimo etapas, o gal kažkokio tai naujo etapo pradėjimas arba kažkokio tai perversmo. Tai gali būti labai įvairios situacijos, nuo situacijų priklauso. Bet šiaip tai iš esmės gali būti taip, kad tiesiog kažkas neišeina iš galvos ir kažką tai norisi padaryti. Kažkoks tai, nesvarbu, tai gali būti paveikslą nutapyti, tarkim, ne, kai trečią dieną eini ir galvoji, reikia paveikslą nutapyti, kažkaip tas paveikslas neišeina iš galvos, ir tu galvoji, tas paveikslas. Tada reiškia, reikia tai realizuoti. Ir tada, kada realizuojat, bus, ta prasme, išputimas, vadinasi, realizuota yra. Padaryta ir pats žmogus, jisai tada išlaisvina savo tą momentą, kuris va tiesiog kažkaip tai. Kitiem būna ten, nežinau, paskambinti, kažkam parašyti, va, tiesiog ar ten. Ir negalvodami tiesiog galite, tiesiog paimate ir parašote, paskambinate ir ten kažką tai. Tai vat, kažkaip tai taip ir tada jūs realizuosite savo tą intuityvų kažkokį tai vidinį dalyką, kurį norisi realizuoti. Man, pavyzdžiui, asmeniškai būna taip, kad nepadarau, pavyzdžiui, kažkokio tai video, ne, ir vieną dieną man pradeda suktis mintis apie kažkokią tai temą. Nu, vat, vaikštau ir ta tema ir vat, galvoje, va, ta tema, va, ta ir būna, va, jinai skamba man kokia trečia diena tema. Ir aš tiesiog sėdu ir pakalbu tą temą ir papasakoju, pasidalinu. Ir tada aš realizuoju. Ir kada aš tai realizuoju, iš esmės tada atsidaro kitas etapas. Čia, kaip čia paaiškinti jums, čia labai taip įdomiai yra, nes tada tu tai išlaisvini
ir kada tu tai išlaisvini, ateina kitas etapas, tolimesnis etapas. Žinote, kaip kažkokia būtų stygelė, kurią reikia paimti, ištraukti tą stygelę ir tik tai tada, kada ištrauki tą stygelę, ją realizuoji, kažką padarai, tai kas tavo galvoje jau kokią 5 ar 10 ar ten kelintą ten tą dieną ten, žodžiu, galvoje sukasi, tu tai realizuoji ir tada tai atsiveria naujas kažkoks tai praėjimas, kažką tai naujo praeini, ne, į kažką tai naujo eini. Tai va čia va irgi lygiai taip pat su intuicija, su realizacija, su savo vidiniu balsu, su savo va, tais va, vidiniais norais ir išreikšti kažką tai, ne, nes su tuo kiekvienu tokiu išsireiškimu arba savęs išmokimu girdėti arba patirčių patyrimu žmogus tobulėja, mokosi, įgyja žinių, įgyja patirties, įgyja iš esmės įrankių kažkokių tai naujų. Tai va, tai aš iš esmės šiandien daugiau norėjau pasidalinti apie pačią intuiciją ir apie nemokamus dalykus, tai žinokit, kad tikrai nemokamų dalykų yra. Ir yra tie žmonės, kurie tiesiog dalinasi su jumis kažkokiais tai momentais, bet nieko iš jūsų dėl to nesitikė. Tam žmogui yra svarbiausia save išreikšti. Tarkime, išreikšti, kažką tai pasidalinti, atiduoti kažką tai, kaip sakant, pasauliui. Ir, žodžiu, jisai nieko nesitikė iš jūsų, visiškai nėra kažkokio tai lūkesčio ir tikėjimus. Tai va, tai aš daugiau palinkėsiu tada išgirsti savo intuiciją, jeigu kažkas tai va nori pažinti tai ir aš tikrai rekomenduoju tada komentaruose pasidalinkite iš esmės, kaip jūs atpažįstate savo intuiciją ir papildykite vieni kitus, vienais kitais pasidalinkite ir kaip galbūt jūsų patirtis yra su nemokamai arba ar panašiai. Ir kaip jūs galbūt save išreiškite ir realizuojate kažkur tai, kaip jums būtent šitie momentai ateina ir ką jūs tokiais momentais darote. Ir tarkim, jeigu noras 3 dieną jisai kažkaip tai verda jumise, ar jūs norite, ar tai išreiškite, ar kažkokiu kitų būdų ieškote. Dalinkitės, būtų labai įdomu išgirsti ir jūsų nuomonę. Ir tada šiandien tiek, iki susitikimų, iki kitų kartų ir iki sekančios temos. Iki.